Sveiki! Šiandien pasinersime į itin tamsius istorijos puslapius, todėl laida nerekomenduojama mažamečiams ar silpnų nervų žmonėms. Sužinosite apie KGB nuodų laboratoriją, dar žinoma kaip laboratorija numeris 1, laboratorija numeris 12 arba tiesiog kamera. Čia mokslas susijungia su sadizmu, o gydytojai ir biochemikai, užuot gelbėję gyvybės, ieškojo būdų, kaip nužudyti žmogų, nepaliekant jokių pėdsakų. Jei patiks ši laida, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų. Nors šiurpiausi eksperimentai veikiausiai asocijuojasi su Stalino epocha, pati idėja sukurti slaptą cheminių ginklų ir nuodų centrą gimė gerokai anksčiau. Manoma, kad pirmoji slapta toksikologinė laboratorija pradėjo veikti dar 1921-aisiais, valdant Vladimirui Leninui. Jos tikslas iš pradžių atrodė strategiškas – sukurti cheminės medžiagas, kurias būtų galima panaudoti mūšio lauke. Tuo metu ji buvo pavaldi valstybiniai politiniai valdybai. Tačiau vėliau, kai prie SSRS slaptųjų tarnybų vairo stojo Genrichas Jagoda, laboratorijos kryptis kardinaliai pasikeitė. Jagoda suprato, kad nuodai mūšio lauke yra pernelyg pastebimi ir neefektyvūs. Jam reikėjo idealaus ginklo, skirto individualiems politiniams oponentams, išdavikams ir režimo priešams šalinti. Ginklo, kuris leistų žmogų mirti neva natūralia mirtimi, vidury gatvės ar savo lovoje, o gydytojai skrodimo metu konstatuotų tik širdies smūgį. Tikrasis laboratorijos košmaras prasidėjo 1939 vasario 20 dieną, kai neseniai NKVD vadovų tapusio Berijos nurodymu tyrimų centras buvo oficialiai reorganizuotas į laboratoriją numeris 1, o jos vadovu paskirtas ambicingas biochemikas Grigorijus Mairanovskis. Berija davė Mairanovskiui visišką veiksmų laisvę ir neribotą gyvosios medžiagos žiauriems eksperimentams tiekimą. Nuo tos akimirkos laboratorija tapo mirties fabriku. Kur tiksliai vyko šie kraupūs eksperimentai? Laboratorija nebuvo įsikūrusi kažkur giliai Sibiro taigoje. Ji veikė pačiame Maskvos centre. Pagrindinis biuras ir tyrimų centras buvo įrengti pastate, esančiame tiesiai už pagrindinio Lubjankos pastato Varsonofjevskio skersgatvyje. Ši vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai. Po tos gatvės pastatais buvo įrengti specialūs rūsiai ir kameros, kur NKVD vykdydavo mirties bausmes sušaudant. Mairanovskio laboratorijos patalpos buvo suskirstytos į 2 pagrindinės dalis. Pirmoji – tai moderniausia to meto chemijos ir biochemijos laboratorija, su reagentais, kolbomis, centrifugomis ir specialia ventiliacija. Antroji dalis – izoliuotos specialiai įrengtos kameros su stebėjimo langeliais. Jos buvo suprojektuotos taip, kad mokslininkai galėtų saugiai stebėti kiekvieną sekundę, kaip nuodai veikia žmogaus organizmą. Saugumo priemonės buvo neįtikėtinos. Visi darbuotojai, pradedant profesoriais ir baigiant valytojais, pasirašydavo griežčiausius valstybės paslapties neatskleidimo pasižadėjimus. Jie dirbo naudodami netikras pavardes ir pseudonimus. Dokumentai apie eksperimentus buvo saugomi vieninteliu egzemplioriumi, specialiame seife, prie kurio prieigą turėjo tik pats Mairanovskis ir asmeniškai Lavrentijus Berija arba jo pavaduotojas Vsevolodas Merkulovas. Informacija buvo taip griežtai suskaidyta, kad net laboratorijoje dirbę eiliniai chemikai dažnai nežinojo, kokie tiksliai komponentai jie sintezuoja ir kur jis bus panaudotas. Mairanovskis ir jo komanda tyrimams nenaudojo jokių pelių ar triušių. Jie iškart suprato, kad gyvūnų fiziologija skiriasi nuo žmogaus, o jiems reikėjo absoliutaus tikslumo. Todėl eksperimento objektais tapo žmonės. Pagal slaptuosius NKVD reglamentus, laboratorijai buvo pristatomi kaliniai nuteisti mirties bausme. Mokslininkų dokumentuose ir ataskaitose šie žmonės niekada nebuvo vadinami pavardėmis ar vardais. Jie buvo įvardijami tiesiog kaip objektai arba gyvoji medžiaga. Kad eksperimentų rezultatai būtų kuo tikslesni, Mairanovskis reikalavo įvairios medžiagos. Į laboratoriją buvo gabenami skirtingo amžiaus, skirtingos lyties, skirtingo svorio ir fizinio pasirengimo žmonės. Tarp jų buvo politiniai kaliniai, opozicionieriai, užsienio šnipai, gulago sistemos bėgliai ir netgi atsitiktiniai asmenys, kurie per daug sužinojo apie slaptąsias operacijas. Kaliniai iki pat paskutinės akimirkos nežinojo, kas jų laukia. Kai kurių liudijimų duomenimis, jų gyvenimo sąlygos prieš eksperimentą buvo tyčia palaikomos geros. Kodėl? Tai nebuvo humanizmas.
Mairanovskiui reikėjo, kad bandomasis subjektas būtų pailsėjęs, normaliai maitinamas ir patirtų kuo mažiau streso prieš gaudamas nuodus, nes baimė ir badas galėjo pakeisti kraujo cheminę sudėtį ir iškreipti tyrimų rezultatus. Kaliniai sėdėjo švariose kamerose, gaudavo geresnį maisto davinį nei įprastose kalėjimuose ir tikėjo, kad jų bausmė atidėta arba peržiūrima. Jie nežinojo, kad kiekvienas jų pusryčių ar vakarienės kąsnis bet kada gali tapti paskutiniu. Pagrindinė Grigorijaus Mairanovskio, kurį vėliau istorikai pramins daktarų mirtimi, užduotis buvo rasti nuodus, atitinkančius 3 idealius kriterijus. Pirma, medžiaga turi būti visiškai bekvapė, bespalvė ir neturėti jokio specifinio skonio. Antra, ji turi nužudyti žmogų per kelias minutės ar valandas. Trečia, svarbiausia, atlikus medicininį skrodimą, joks teismo medicinos ekspertas neturi rasti jokių nuodų pėdsakų organizme. Mirtis turėjo atrodyti kaip insultas, infarktas ar ūmus plaučių nepakankamumas. Siekiančio tikslo kameros darbuotojai išbandė 10 įvairių medžiagų. Buvo eksperimentuojama su arsenu, kalio cianidu, strichninu, taliu ir ipritu, dar vadinamu garstyčių dujomis. Tačiau šios klasikinės medžiagos netenkino Mairanovskio. Cianidas veikė per greitai ir palikdavo specifinį karčiųjų migdolų kvapą, o talį žudė per lėtai. Be to, abu nuodus buvo galima lengvai aptikti tuo metu cheminės analizės metodais. Tada laboratorija perėjo prie egzotinių augalų ir biologinių toksinų. Buvo pradėtas naudoti ricinas, išgaunamas iš ricinmedžio sėklų, taip pat dikitoksinas, kuris stipriai veikia širdies raumenį ir sukelia staigų jo sustojimą. Tačiau didžiausiu Mairanovskio pasididžiavimu tapo medžiaga, kurią patys mokslininkai užkodavo pavadinimu preparatas C2 arba K2. Šis junginys buvo unikalus, patekęs į organizmą jis žaibiškai suardydavo nervų sistemą. Manoma, kad preparatas vos per kelias minutes organizme greitai susiskaidydavo, tad jo aptikti skrodimo metu buvo neįmanoma. Mairanovskis nuodus kaliniams duodavo įvairiais būdais, imituodamas realias slaptųjų tarnybų operacijas. Dažniausiai nuodai būdavo tiesiog įmaišomi į maistą, arbatą ar sriubą. Kartais kaliniams buvo sakoma, kad jiems atliekama įprasta medicininė apžiūra ar vakcinacija. Vietoj vitaminų ar skiepų gydytojo chalatą užsivilkęs Mairanovskis suleisdavo mirtiną injekciją. Vėliau siekiant sukurti ginklus operacijoms užsienyje, buvo sukurti mechaniniai nuodų suleidimo metodai. Pavyzdžiui, specialios lazdos ar skėčiai su užmaskuotomis adatomis, miniatiūriniai aerozoliniai purškikliai, kuriais nuodai buvo purškiami ant durų, rankenos ar kitų vietų. Visi šie prietaisai pirmiausia buvo išbandomi kameroje, ant gyvų žmonių. O kas vykdavo su auka gavus nuodų? Liudininkų parodymuose, kurie buvo dešifruoti po Stalino mirties, užfiksuoti kraupūs vaizdai. Suvartojus preparatą C2, žmogaus kūnas pradėdavo keistis tiesiog akyse. Pirmiausia, auka pajusdavo staigų paralyžiuojantį silpnumą. Kaliniui pradėdavo smukti pečiai, jis vizualiai lyg susitraukdavo, sumažėdavo jo ūgis. Žmogus prarasdavo gebėjimą kalbėti, sėdėdavo visiškai ramiai, tyliai, negalėdamas pajudinti nei vieno raumens, kol galiausiai po 15 minučių visiškai sustodavo kvėpavimas ir širdis. Šie nuodai buvo laikomi sėkmingiausiais, nes auka nesiplėšė, nerėkė ir nemirdavo konvulsijose. Tačiau testuojant kitas medžiagas, tokios ramybės nebuvo. Naudojant kurarės pagrindo nuodus, aukos patirdavo visišką raumenų paralyžių, būdamos pilnai sąmoningos. Žmogus jausdavo, kaip nustoja veikti jo kojos, rankos, vėliau krūtinės ląsta. Jis tiesiog uždusdavo, negalėdamas net įkvėpti oro, o jo smegenys veikia iki paskutinės sekundės. Eksperimentuojant su taliu, kaliniai kankindavosi prieš galutinai numirdami kelias dienas ar net savaitės, kęsdami baisius pilvo skausmus. Jiems taip pat nusilupdavo oda, kuokštais krisdavo plaukai. O tuo metu mokslininkai su chronometrais rankose sėdėjo prie stebėjimo langelių ir pedantiškai žurnaluose fiksavo kiekvieną aimaną, kiekvieną traukulį ir tikslų mirties laiką. Taip mirė šimtai. Nors didžioji dalis kameroje nužudytų žmonių liko bevardžiai istorijos puslapiuose, kai kurios bylos ir asmenybės iškilo į viešumą. Laboratorija buvo ne tik testavimo poligonas, bet ir tiesioginis užsakomųjų žudynių centras. Jei Stalinas ar Berija nuspręsdavo, kad kažkurį asmenį reikia likviduoti tyliai, Mairanovskis pats asmeniškai vykdavo į vietą su savo paruoštais nuodais.
Viena garsiausių ir labiausiai dokumentuotų aukų švedų diplomatas Raulis Valenbergas. Antrojo pasaulinio karo metais jis išgelbėjo tūkstančius Vengrijos žydų, tačiau 1945-aisiais jį Budapešte suėmė sovietų kariuomenė. Valenbergas dingo Lubjankoje. Tik vėliau išslapstinus tam tikrus dokumentus paaiškėjo, kad jis buvo nugabentas į kamerą ir ten mirė. Tiesa, iki galo nėra aišku, ar jis tikrai buvo nužudytas suleidus Mairanovskio laboratorijoje pagamintų nuodų, nes oficialiai buvo teigiama, kad jį ištiko širdies smūgis. Kitas kraupus pavyzdys – graikų katalikų arkivyskupas Teodoras Romža. 1947-aisiais NKVD surengė prieš jį pasikėsinimą. Jo vežimą taranavo karinis sunkvežimis. Tačiau arkivyskupas išgyveno ir buvo nugabentas į ligoninę. Tuomet Berija įsakė užbaigti darbą. Į ligoninę buvo atsiųsta medicinos sesuo, kuri iš tikrųjų buvo agentė. Jis suleido Romžai Mairanovskio laboratorijoje paruoštą kurarės injekciją ir dvasininkas mirė per kelias minutes, o oficiali diagnozė skambėjo kaip širdies nepakankamumas. Tarp aukų buvo ir amerikietis, buvęs Kominterno agentas Asijus Oginsas. Jis buvo nuteistas kalėti Gulage, tačiau pasibaigus jo bausmės laikui sovietų valdžia pabijojo, kad grįžęs į JAV jis papasakos apie baisias sąlygas sovietų stovyklose. 1947-aisiais Oginsas buvo atvežtas į Varsonofievos skersgatvį, kur jam apžiūros metu buvo suleista mirtina dozė nuodų. Mairanovskis vėliau savo parodymuose pripažino, kad po injekcijos Oginsas mirė jo akyse per 10 minučių. Mairanovskio laboratorija kūrė ne tik žaibiškus, bet ir lėto veikimo ginklus, skirtus aukščiausio rango politikams. Ryškiausia tokio metodo auka tapo Georgis Dimitrovas, pirmasis komunistinės Bulgarijos lyderis ir buvęs Kominterno vadovas. Jo mirties nuosprendžiu tapo parama Balkanų federacijos idėjai kartu su Stalino priešu Josipu Broz Tito. Iškviestas gydytis į Maskvą, Dimitrovas 1949-aisiais Liepos 2 dieną Barvikho sanatorijoje staiga mirė. Oficiali diagnozė – kepenų cirozė, tačiau manoma, kad tikroji priežastis buvo kur kas šiurpesnė. Kadangi politikas sirgo astma, jo kambario balduose buvo slapta įrengti gyvsidabrio garintuvai. Mėnesius kvėpavęs toksiškais garais, Dimitrovas tiesiog išsilydė iš vidaus. Kad nuslėptų nusikaltimą, Stalinas įsakė skubiai balzamuoti kūną Maskvoje, prieš įskraidinant jį į Sofijos mauzoliejų. Tai garantavo, kad jokie tradiciniai skrodimo metodai nuodų nebeaptiks. Tik po komunizmo žlugimo, ištyrus išlikusius jos smegenų ir plaukų pavyzdžius, mokslininkai juose rado mirtiną gyvsidabrio koncentraciją. Kaip ir daugelis baisių sovietinių projektų, kamera galiausiai pradėjo naikinti savo pačios kūrėjus. 1951-aisiais Stalino paranoja pasiekė viršūnę. Prasidėjo vadinamoji gydytojų byla, o vėliau valymai pačioje valstybės saugumo sistemoje. Mairanovskis per daug žinojo. Jis asmeniškai pažinojo visus slaptųjų operacijų užsakovus ir žinojo šimtų žmonių tikrasias mirties priežastis. 1951 gruodžio 13 dieną Mairanovskis buvo suimtas. Ironiška, tačiau jam buvo pateikti kaltinimai ne dėl eksperimentų su žmonėmis ar masinių žudynių, juk tai jis darė valstybės įsakymu. Jis buvo apkaltintas neteisėtų stipriai veikiančių nuodingų medžiagų laikymu ir šnipinėjimu Japonijos naudai. Tyrimo metu Mairanovskis tikėjosi, kad jo globėjas Berija jį išgelbės, tačiau 1953-aisiais mirus Stalinui pats Berija buvo suimtas ir sušaudytas. Teisme Berijai be kitų nusikaltimų buvo įvardytas ir nuodų eksperimentų vykdymas su gyvais žmonėmis. Mairanovskis gavo 10 metų kalėjimo. Sėdėdamas Vladimiro centrale, jis parašė 10 laiškų naujajam SSRS vadovui Nikitai Chruščiovui. Tuose laiškuose jis nesigynė ir nesigailėjo. Priešingai jis didžiavosi savo darbu. Mairanovskis rašė: mano ranka buvo sunaikinti 10 baisių tarybų valdžios priešų. Kodėl aš esu kalėjime, jei tik vykdžiau tėvynės įsakymus ir tobulinau mokslą? 1961-aisiais jis išėjo į laisvę, tačiau jam buvo uždrausta gyventi Maskvoje ir dirbti mokslinį darbą. Po 3 metų 1964-aisiais daktaras Mirtis mirė nuo staigaus širdies smūgio.
Kai kurie istorikai daro prielaidą, kad jo paties sukurta laboratorija, patekusi naujos kartos mokslininkų rankas, tiesiog panaudojo nuodus prieš patį kūrėją, kad užtildytų jį visam laikui. Tiesa, ši teorija niekad nebuvo įrodyta. Ar po Marianovskio suėmimo ir Stalino mirties laboratorija buvo uždaryta, o eksperimentai nutraukti? Deja ne. Oficialūs dokumentai rodo, kad laboratorija numeris 12 tiesiog pakeitė pavadinimus, struktūrą ir buvo perkelta į kitas vietas, pavyzdžiui, į Specialiųjų technologijų institutą prie KGB operatyvinės techninės valdybos. Eksperimentai su mirties bausme nuteistais kaliniais Chruščiovo valdymo metais buvo oficialiai sustabdyti, tačiau pats mokslinis darbas, ieškant naujų, neaptinkamų toksinų, virė toliau. Būtent šios laboratorijos įpėdiniai vėliau sukūrė garsiąsias nanų kapsulės, kurias 1978-aisiais Londone panaudojo KGB agentai, kad nužudytų bulgarų disidentą Georgijų Markovą. Jam į koją tiesiog gatvėje buvo įsmeigtas specialiai modifikuotas skėtis, kuriuo suleistas ricinas. Sovietų nuodų laboratorijos įdirbis tapo pagrindu ir kur kas baisesniems 21 amžiaus įvykiams. Šaltojo karo pabaigoje būtent šioje slaptoje ekosistemoje buvo pradėti kurti paralyžiuojantis nervų agentai, šiandien visam pasauliui žinomi Novičiok pavadinimu. Bet šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti juo su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, o savo mintis apie daktaro mirties eksperimentus palikite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje laidoje.